Vaidinti reikia, atvaidinti tokius dalykus reikia. Nestabdom. Nežvenko atvaidinti tokius dalykus. Tik Normantui, Inga, nesakyk, kad buvai čia. Inga. Inga. Živilė. Živilė, Jėzuvarė. Dabar, kad tu tekstą nepamiršt, Inga. Nestabdom. Nereiks su dviem gyventi. Bet šita tavo, šita mano. Tėtis atėjo. Nu kaip ten reikia sakyti, aš miršau. O tu nieko nesakyk, paprašyk Papagui šokoladą. žydėti. Kas nešitėti? Nesakė, nestabdom. Ai, ne. Taip stipriau apkabinti. Suspaus kiek jėgų turi. Tu parodyk jam, kaip nori tu suspausti. Mylių padaryk. Ar manim pasitikė? Jis nuo kulkos mane nutraukė. Klausė, ar pasitikė. Užkasinėja tikriausiai dabar Mariuką. Neužkasinėjau, laukia tamsos. Blet! Pamiršau. Makaras. 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 Palaikom ryšius. Skanaus. Ką manai? Darom. Jis pas blik mišrainį savo. Ne. Čia žinai, mano draugelis Londone visai neblogai sukasi. Tavo mama irgi Londone, ne? Tai aš sakau, gal varom į Londoną, ha? Tai to peilio reikia. Ну, блин. Ну, namas. Ne, nu man visai silpna darosi. Ką tu ten skaitai? Nu va, gaidys nužudė žmogų. Kokioj čia zonai? Čia štatuose. 5 gaidžiai rasti negyvi. Kas tuos 5? Kiti gaidžiai. Tai čia koks kipišas kalėjime buvo? Nu ne, čia buvo tikri gaidžiai. Nu ne žmonės, o paukščiai. Tau su galva viskas gerai. Gaidys nudūrė žmogų. Nu tai būtent. Ten buvo gaidžių peštynės ir jiems prie kojų ten pririšti peiliai buvo. Tai vienas ėmė ir smeigė vienam. Eik tu savo. Bet būtent. Kad čia būtų koks Zonovskas gaidys, tai aš čia suprasčiau. O čia tikras. Ir ne koks ūkininko, kovinis. Jo, atlaikai atėjo. Ožys, gaidys. Žodžiai virti keiksmažodžiais. O senovė.
Žmonės ožius dievams aukodavo. Perkūno palydovas buvo. A gaidys tai ten iš viso šventas. Nes gaidys skelbdavo ryto pradžią. Šviesos pergalę prieš tamsą. Ir laikrodis geras buvo. Anksčiaugi žmonės laikrodžių neturėjo, tai gaidžiai kaip ir žadintuvai dirbdavo pilyse. Kur? Pilyse. Aš esu skaitęs tenai, kryžiuočiai puolė, o gaidžiai pažadino visus gynėjus ir nugalėjo. Eik tu geriau į lauką. Pasitik Zylę. Ne, yra naujo pavyzdžio sutartis, suderintos su juristais. Nuo pirmos tik pagal naujas sutartis. Ten yra kita mokėjimo strategija. Tai jūs tiekimo skyrius, ne aš. Jūs pirmą pažiūrėkit, o tada su manim ginčykitės. Į darbo pabaigą laukiu rezultatų. O čia tai tikra direktorė. Tokios ir aš klausyčiaus. Linai, palauk truputėlį už durų, aš noriu su tėčiu pakalbėti. Jisai Tomas. O ką aš pasakiau? Linai. O, šūdas. Aš jau buvau pradėjęs galvoti, kad tavo merginos nebeįdomios. Buvau pradėjęs nerimauti iš tikrųjų. Nusiramink. Tau tikrai viskas gerai? Man viskas gerai. Tikrai? Važiuok. Blet, ir normaliai stovi iš tikrųjų? Tu, blet. Čia skaičiau, kad gaidys žmogų nudūrė. Tas tikras, ne Zonovskas. Su peiliais buvo prie kojų. Laikraštį turi, netiki. Tai gerai, kad nudūrė. Tai bet gaidys žmogų. Tai ką? Tai bet gaidys anksčiaugi šventas paukštis buvo. Pilyse gyveno vse ta koja. Ožys tai šiso dievam aukodavosi, o dabar kas mentam dirba, tas ir ožys. Kas čia toks? Čia mano pažįstamas. Dokumentą turit? Albinas visų gražu, ne? Kadre. Ir Dar ne, tu mums atsakyti. Gerai. pradėjau. Tai kas atsitiko? Silvelį rada, nušautas. Velnes, dabar tai bus. Ką daryti? Reikia važiuoti pas Gazolį, pasitart, ką daryti. Tai kur tos Gazolis apsistojo? Viešbutį. Ambertone. Taip ir bus, taip galvoja, kad aš Kodėl susijuokėt? Gerai. Amber, gintaras. Nestabdom. Amber. Amber. Sukasi. Amberto nuvies. Sukasi. Amberto nuvies. Pasiruošėm. Ir pasiruošėm. Pradėjom. Ai, čia Palangoj. 5 metai, kai Palangoj, aha. O čia prisimeni, kaip nenorėjau fotografuoti? Ai, tai tasgi buvo, palauk, kaip jo vardas, Anzelmas ar... Albinas. Albinas. Tas fotografas toksai baisus. Ilgais plaukais toksai, nuo alaus bačkos toks atėjęs. Aha, nenorėjo pasipūtė, tada kalbėjom, tai koks sėdė. Įsigandė. Tu galvoji, aš paimsiu pinigus? Tu galvoji, aš paimsiu pinigus? Gerai, paims, viskas. Paėmiau vieną dieną, žinai, užsivilkau, žinai, treninginės kelnes, tokios, kad laisvas būtų, jokios apteškės, žinai, ten viską normaliai. Ir einu į šokius. O pas mus mokykloje, žinai, toks šlepas, verchas buvo. O puslė buvo jo šakalas. Tai aš išjungiau tą puslę, žinai, atbėga tada, žinai, visi 3 dar.
Žinai, ansis, puslė ir šlepas. Tada, žinai, nu, ateik, sakau, žinai, vieną iš trumpą iš dešinės, tum! Žinai, ansis guli. Tada, žinai, tokią kombinaciją parvaliau, žinai, trumpas, ilgas, trumpas! Žinai, puslė visiškai išjungtas jau. Stovio, žinai, prie šlepą. Žinai, tas šlepas 2 metrai. Kumščiai, kai King Kongo. Visio galvoju, užmuš. Nu, žinai, eina jis ant manęs kaip beprotis, žinai, ir ginos, žinai, ir iš apačios su kairė, na, žinai, ir tokį pistiesų. Gulim. Aš taip jį atvanojau. Žinai, burbulai tokie kraujo ėjo, žinai. Ir čia tavo laimė? O ką? Ašgi verchą mokyklos paguldžiau. Visos panos matė aplinkui. Ko daugiau 8 klasėje reikia. O aš 8 klasėje su Viktoru susipažinau. Žinai, ką man jis pirmą kartą padovanojo? Šaukso kažką. Kačiuką. Tikrą. Veislinį. Toks labai fainas, buvo labai mielas. Gaila, per morčių pabėgo. O tu, pavyzdžiui, tiki, kad aš tavo Viktorui kaip dėčiau į nosį? Klausyk, aš tau nuoširdžiai pasakoju. Kodėl tu prie ko čia tas į nosį? Todėl, kad tu vis negalėjo pamiršti, tau jis numeris 1. Klausyk, o tiesa Zonai kalba, kad zylę suvarė, nu, kad šaudė jį. Čia taip ir buvo? Taip ir buvo. Tai ne tik šaudė. Granatom mėtė. Granatom? Jo, kontuzitas buvo. Ausų būgnelis sprogo. Už tai dabar turi labai rimtų klausos problemų. Tai kai kalbėsi su juo, tik tai garsiai kalbėk. Visai negirdi. Truba dėl. Nežinau. Kalbėk garsiai ir aiškiai. Gerai. Čia kas toks? Mano vardas Kuperis. Debilas, ko tu šauki? Nekurčias aš. Mašinas degina dar šokė. Sėsk. Juokinga. Humoristai. Gerai. Davai nuo mano frazės. 2 limonai čia nesaldainiai, oi, Inga, klystys neatas. Gerai. Pradėjom. O, Inga, tu neklysti. Tu klysti. Tu klysti. Nu, tai pasiruošėm ir pradėjom. O, Inga, tu labai klysti. Jis toli gražu ne avinas. Tu visai nepažįsti žmonių. Tu džiaugis, kad jis manimi pasitikė. Pats galėjo tave patvarkyti. Aš sakiau, Ką kad... žinau, palauk saldainius. Jo. 2 limonai. Živilė kažką žadėjo suveikti. Paskambinsiu. Tai, blėt, visi išėjo. Ten yra tokia katakomba. Na, ta prasme slėptuvė. Nu jo, žinau šitą vietą. Ten Svaiką dar pasakojo, ne? Ten, kur apeit reikia. Saugo vienas žmogus. Svarbiausia – sutartinis signalas. Klausyk. Aišku? Aišku. Pakartok. Dar kartą. Aš neturiu muzikinės klausos. Prie ko čia klausa? Malicki. Belsi tu. Svarbiausia – tyliai įeit. Paimat silverį ir atvežat man. Aišku? Aišku. Nesupratau. Į priekį važiuojant neatrodė, kad nuleista. Domkratas bagažiniai. Nesitėp rankų, aš pats. Zylė!
geras. Reikia palikti kaip turim. Dainuoji man senas dainas, kurių jau niekas nesupras ir kam. Tyliai pasidalinti biznį. Įvyko konfliktas. Reikalas vertas mažiausiai milijonų. Iš karto Normantas toks stambųjį. Normantas patvarkė. Zylė, va ten tai tokia yra versija. Gerai. O tu pakyli. Praskrieja kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nedarykit durų, kas tenai. Ne pas mus kamera. Gerai, aš nes... Gerai. Sukas kamerą, davai. Kaip gerai jausti šaltį, paslėpti mintį po kaldra sena. Kaip gerai jausti išėjimą, kad sugrįžtum pas mane. O gal... Gerai, labai gerai, vaikai. Labai gerai. Gerai, mama, važiuoju. Iki. Praskrieja kulkos tarp delnų, bet link tavęs vis tiek einu. O tu pakyli. Dar išlipdama paskui mano piniginę prigėdė. Sumaišai tekstą. Sumaišiau, atsiprašau, vėl. Ir pasiruošiam. Pradėjom. Gal ir gerai. Vienas sėda, pochui. Joj, červa! Ką tu pareiškimus po mentus nešioti? Ten tu net apie mane ten rašai. Juk niekas nuo to nesikeičia. Jis užlaužtas. Keičiasi. Ir dar kaip. Viskas keičiasi. Na ir kas? Tavo požiūris keičiasi. Taip. Ir užstrigo tekstas, blėt. Gerai, gerai, gerai.